Nuo savo šeimos daug psichologinių faktorių. Perimtas kamuolys, Briutonas. Paskama Jonavos komandoje, blizniukas Briutonas šlabai toli labai. Neutralizuotas Vilniaus komandos gynybos. Dabar perimetre prieš Tubelį. Ir Briutonas. Dėl naudingumo balus tai geriausias sezonas. Briutonas. Kokie judesiai. Bet su savąją užduotimi. Ačijauskas susitvarkė, klaida ir Briutono oro linija. Gauna stogą Januševičius. Briutonas. +6, kurios turi Rytas. Oi. Įspūdingas perdavimas, tokiu momentu pamatė, kad laisvas komandos draugas ir puikiai. O dabar vienas. Jis renka po kiek daugiau negu 13 taškų per rungtynes. Briutonas, palei galinę liniją. Briutonas. Pavyko atsidengti Briutono ir jo. Briutonas. Kokį metrą į aukštį pašoko Orlauskas. Kas pasims kamuolį. DJ Briutonas iki galo dėjimą. Briutonas, Makiuono užtvara, 2 prieš 2 žaidžia gynėjai. Briutonas įsiveržė. DJ 6 taškus šiandien kol kas yra surinkęs. Briutonas prasiveržia ir kaip. Tai čia jau DJ Briutonas sužaidžia. Atšokdamas atgal per Kalaidzakį 3. Tiek viena, tiek kita gali arba sustiprinti, arba kiek komplikuoti savo šansus kovoje dėl vystami dvitaškį. Pirmieji Dominiko Grino taškai šį vakarą. Briutonas turi erdvės metimų iš toli ir tą erdvę jis po prasiveržimo 9-6. Jau faktiškai įpusėjus pirmajam. Torpas lieka susmugęs ant parketo. Greitas Jonavos. Pozaltovas. Čia ir vėl Briutonas. 3 taškai. Briutonas. Gerokai aukštesnis. Žvelgiant į kitas rungtynes, Šiauliai Kazino Admiravo. 40 čelės. Tai tikrai, o čia Kupšui prieš Taurąją Gėlą. Aišku, judresnis Briutonas, tuo naudojasi. Minėjau sezono pradžia, bet tikrai tokių, galima sakyti, lentelės kaimynų 2. Briutonas. Štai toks jo reidas. Va čia. Ir Neptūnas nugalėti KMT. Venskus. Ambaiska dėl Amaudų. Tačiau išvadų šiai komandai reikia. Su tokiu žaidimu, su tokiu... Briutonas. 1 prieš 1 su Kolinsu po driblingo. Pukš! Pionierius. Briutonas. Į baudos aikštelę iki galo ir 2 taškai. Pusėje. Dar viena kita ataka ir viskas čia. Bet Juventus pranašumas. Briutonas atšokimolį. Briutonas. Metimą suspėja atlikti ir veržiasi po krepšių Beniušis. Nemaloni žaidybinė situacija. Briutonas iš Vaitku sukuria erdvės metimų iš bene labiausiai išbės žaidėjas Kėdainių ekipoje. Briutonas iš toli. Ten uždarytas baudos aikštelė. Briutonas į kairę. Iki galo plastiškas. Straukta gynyba. Briutonas 7 sekundės. Kozys šį kartą neblogai. Sudirba gynyboje, bet Briutonas. Visas likęs laikas priklauso Jonavai. Briutonas. Bendromis pastangomis ir kamuolį vagė Jonavos įbet. Briutonas. Čia atidavė Venskus kamuolį Majauskui, nusileido arčiau krepšio, čia dar pavyksta. Alternatyvo atakoje Erikas Venskus, opcija buvo nebloga, pataikyti nepavyko, dar viena ekstus ranka DJ Feneris. 2. Jonava surinko jau 13 taškų. Briutonas. Rubauskas, kamuolys. Akistata šiandieną tikrai gali būti įdomi. 2 žaidėjai augia kartu. Kauno legionierius pelno taškus. Briutonas
Vienas prieš vieną. Briutonas. Na tiesiog. Tritaškus Sebo prametė. Dabar jau tikslus jo metimas. Briutonas. Sugeba sustoti. Ir klysta ir Nevėžio Optibet komanda. Čia Briutonas iš viršau. Briutonas. Klaidos ribo. Žaidžia Jonaviečiai. Venskus iš 3 taškų zonos. Ir labai reikia. Po truputį irgi įeina visi geresnė forma. O realiai Briutonas 2 varžovus pritraukė prie savęs. Venskus jau kiek ir priverstinis Metoro pasirodė aikštelėje, bet Beniušio startas labai geras šiose rungtynėse. 8 taškai. Kamuoliu Briutonas. 2 varžovai buvo prie 16 minučių vidutiniškai žaidžia, kol kas tik 2,5 taško vidurkis. Ir Briutonas pats užbaiginėja ataką. Briutonas su kamuoliu nuo parketo, geras perdavimas. Dalijasi kamuoliu intensyviai jonaviečiai. Briutonas atakų. Dominikas Briutonas. Šiandien 16 taškų ir čia dar porą Venskus ir čia Tuki Braunas pametė. KMT turnyre Klaipėdoje Neptūnas namuose priima Kėdainių Nevėžio Optibet. Zotavas į priekį, Briutonas iš 3 taškų zonas. Venskus dar kartą iš 3 taškų zonas ir Arlausko čia nelengvas metimas, tačiau pataiko. Sugeba susikurti Demon Basket dėl Maudo. Maudo tarpu jonaviečiai toliau rengiasi. Briutonas. Na dabar nori jau gailai Kempopas iš nuotolio Venskus netiksliai ir vėl. Briutonas prieš Valinską, dvikova, kurią matėme ir pirmojo kėlinio pabaigoje. Čia pick and popas su Vensku. Venskus taiklu. Puikus epizodas, nebijoju, jog daug laiko šiandien negaus Kupšo žaisti 1-1, todėl turi naudotis, o čia daug iniciatyvos nesiema toks atako organizatorius, turintis patirties, o čia Briutonas iki galo. Kupšas jau yra surinkęs 19 naudingumo balų. Tai čia Briutonas. Perdavimas Majauskui. Prie jo poro varžovų. Tokios skanduotės tribūnose. Briutonas Blizniukui. Blizniukas iš toli. Depresija Jonavos mieste, o čia ta viena pergalė įpūs, manau, daug. Venskus, bet sugeba surasti Briutoną ir šis pelno. Pataikymu. Briutonas. Geras perdavimas Blizniuk. Išmuštas jam kamuolys, atsikrato jo. Briutonas iš toli 3 taškai. Briutonas prieš Įbruksas. Labai. Praeitos atakos metu Tarmonas tikrai tik gavo kamuolį ir tokia net šiek tiek mintis, jog senai nemečiau, o čia nelengvai grąžina kamuolį į aikštelę jonaviečiai, bet Briutonas. Wolves rungtynių šeimininkai turi 11 taškų persvarą, o kamuolys dabar yra Kobe McEwano rankose, kuris nieko nelaukia. Vėl turim Kęstučio Kemzūros auklėtiniai. Didžiai Briutonas greitį. Bet kamuolį išlaiko, nukeliauja jisai iki Briutono, taiklus, -4 turi Jonava, minutė 10 lieko ir čia perima kamuolį Didžiai Briutonas, greitajame puolime. Labai atsipalaidavęs dabar atrodė. Iš karto dovanėlė varžovams. Briutonas iki galo, visada nori laimėti. Didžiai Briutonas iš toli. Jau Kazino Admiral naujokas. 37-27 priekyje Šiauliais. 42% pataikymo. Čia Aurimas Majauskas. Veiksas. Kiek persistengė, netikslus perdavimas. Greitajame puolime Lukas Kreišmontas. Krepšiu. Pasižymėti nepavyksta. Saugotis ir Kupšas ten turėjo. Briutonas. 3 taškai. Pranašumo svarstyklės krypsta į Šiaulių. Dabar atgal į Jonai. Žingsnių prašė Mantas Šernius. Nedraudžiama. Jauskas iš toli. 3 taškai. Jauskas. Perdavimas Didžiai Briutonui ir šio dėjimo pusė. Skirtingai negu Šarūno Beniušio, kurį dabar dvigubino Jonava ir išprovokuoja klaidą. Greitas išpuolis. Majauskas iš po krepšio.
bet metimas buvo kiek per trumpas. Tiesa, Jonava dabar atkovoja pirmąjį kamuolį puolime ir pataikymo procentas metant iš toli. Ir vėl 9 taškų pranašumas. Briutonas likus kelioms minutėms iki rungtynių pradžios. Puertorikietis tiesiog tokiu ištįsusiu veidus vieną baudos metimą. Briutonas į baudos aikštelę kairę. Briutonas. 2 taškai iš po krepšio. Briutonas dešiniajame krašte, apibėga Beniušį ir vėl. 2,5 minutės. Bet vėlgi tie metimai tikrai taikus, 4 iš 5, čia labai gražiai praeintinės, čia labai gražiai sužaidė, labai menkai meta 30 metimus. Mes kokias 20 sekundžių buvom be žodžių, galvodami papildyti už kameros, sakė irgi dėl komandos, kad tiesiog sako, reikia kiečiau žaisti. Kas Visiškai laisvas metimas, žiūrint jau iš Sibet ekipos perspektyvos. O čia 3 prieš 1, Briutonas. Perskubėjo, bet vėlgi čia yra Jonavos Sibet ekipos žaidimas. Ką prieš tai perskubė? 3 prieš 1 didelė kiekybinė persvara, vėl spaudžiamas čia Briutonas, taip, tikrai, manau, Mantui Šerniui neramu jau darosi, kuomet būtent jis su kamoliu, bent jau šiose rungtynėse, bet Majau. Prieš jį Briutonas, į kairę veržiasi Kovliaras, vieną kartą šiandien bloką nuo Briutono gauna, šį kartą negauna bloko, bet lieka ant parketo ir dabar, 5 prieš 4, Blizniukas iš toli, 3 taškai ir galva. Ir vėl, beje, žiūrint, Sevinbet kabelis šiandien 3 taškus meta 50%. Blankiai žaidžia Arlauskas, kas yra minusinis, o čia puikiai išveda ir klaidina šiek tiek Majauską, bet metimas netaiklus ir būtent DJ Briutonas ima kamolį 7 myliais žingsniais į priekį. 12 taškų per susitikimą vidutiniškai, žaidimas iki galo, papildomas šansas. Knyžys ant lipduko, dar bandė priklaupęs ant vieno kelio. Briutonas. Meruška priešais iš viršau. Venskus. Briutonui atgal. 1 prieš 1 tikrai gali sužaisti Briutonas. Renkas lygybę švieslentėje, lygybę ir ant parketo. 31. Briutonas. Geras perdavimas 3. Turi Klaipėdą. Briutonas pasiruošęs tarti savo žodį. Blizniukas iš toli. Jie vėl priekyje. Lemiamos susitikimo sekundės. Blizniukas iki galo forsuoja įvykių, bet iki galo žaidžia. O čia ir maestro DJ Briutonas. Kaip? Tiesiog dabar to pasinaudoja ir išplauko pražangą. O čia Venskus gerai atitvėrė. Briutonas įveikė lengvai Ramanauską. Briutonas kerto į baudos aikštelę tarp 2 varžovų. Lauskas. Tai norėjai pasakyti, kad tau tritaškai labiau patinka. Čia galvo bus dėjai. Erikas Venskus, DJ Briutonas iki galo nuo lentos. Aš žinojau, kad jį įdės, tai nutraukė minties. Nepyk, Martynai, kad tave pertraukiau. Gerai dabar. Dviguba gynyba dabar arčiau krepšio jis. Gerai, pasidalėja kam. Briutonas aukštai. Su juo žaidžia dabar perimetre Masiulis ir 1 prieš 1 Briutonas. Komandos legionierius dabar. Arlauskas kryžiuojasi. Briutonas. Pakankamai erdvės metimų ir Rytas atlieka statistų vaidmenį šios varžovo baigimą. Rytas be abejo, kai apsigina, jiems turėtų palengvėti gyvenimas puolime. Jonava dabar jau greitai atakoje ir galiausiai. Pabėga mūsų varžovų. Čia Briutonas. Leikys ten išsikeitė gynybą, Arlauskas. Meta ir šansus prasibrauti tarp tų 4 stipriausių grupės komandų, kurios sezoną 34%. Mačiauskas. Briutonas ir taip gali. Leikys, Tubelis, Normantas, Flegas, Redžikaus. Žalėjo poziciją. Klubos ir galiai taip pat arenoje įvairiomis kaukė. Briutonas. Venskaus užtvara. Zanavičius šiek tiek vėl. Bravo Vanderlis už tą pirmąjį perdavimą.
Riautonas nuo lentos. Rungtynės jiems. Riautoną Dimo Jonava kol kas meta 83% tikslumu. Mažeikiai 30 turnyre bent jau kol kas žingsniuoja sėkmingiausiai. 4 pergalės ir vos 1 pralaimėjimas.